Na, o Vilniuje išrinktas įspūdingiausias metų tortas. Konkurse konditeriai turėjo galimybę pasireikšti laisvoje temoje arba klasikinio torto kategorijoje. Kaip bus skanu. Vieniems torto kepimas ir įspūdingų papuošimų gamyba užtruko net porą savaičių, o kitiems užteko vos 3 valandų. Nugalėtojo titulas atiteko desertų kūrėjams Le Rocher ir jų tortui Balerina. Apie tai Astos Dudurytės pokalbis. Vestuvės be tortų neįsivaizduojamos, ar ne? Kokios dabar yra mados vestuvėse dominuoja tortų mados ir ką matote čia? Šiaip tai turiu pasakyti, kad labai keičiasi tos vestuvinės tradicijos, bet torto pjovimas yra viena tų tradicijų, kurios beveik visose vestuvėse būna, net jeigu žmonės patys nelabai mėgsta saldumynus ar tortus konkrečiai. O šiandieną mes čia matome labai gerus tortų pavyzdžius. Aš labai džiaugiuosi, nes jau kurį laiką šneku, kad grįžta tradiciniai skoniai į vestuves, tai medutis, Napoleonas ir mes turim net kelias medučio ir Napoleono interpretaciją. Išvaizda, aišku, yra torto atskiras klausimas, nes vieni klientai, tarkim, mano, jie labiau koncentruojasi išvaizdą ir nori didelio su gėlėm, karališko tokio torto, o kiti kaip tik akcentuoja skonį ir tada jiem tas torto dydis ir išpuošimas nėra tiek aktualus. Aukšto, natūralūs tortai, puošti, tarkim, uogomis ir dar kažkokiais tokiais natūraliais dalykais. Tai labai trumpai, o kaip vertinti, kai reikia ir paragauti vidų, ir išorę? Na, kaip įvertinti ir priimti bendrą sprendimą? Trumpai. Čia mums komisija yra speciali lentelė paruošta, su daug vertinimo kriterijų ir išvaizda, ir tekstūra, ir skonis, ir visa kita, ir tada dedam balus ir išsiaiškinam, kas bus nugalėtojas. Veronika, na, jums rungtis su tais tradiciškai išpuoštais tortais sudėtinga, jis toks kuklus jūsų Napoleonas. Tai kuklumas visą laiką nugalė, aš taip sakyčiau, iš tikrųjų su ta mintim ir matot, kadangi tortus gaminame be cukraus, be miltų, be glitimo, su cukraus mase visiškai jokio kontakto neturim ir turėti negalim. Tai sugalvojom, taip, jį apipavidalinti be jokių masių cukraus ir panašiai, be kremo, taip, originaliai sakyčiau. O čia koks tortas? Čia medaus klasikinis lakštinis medutis, žodžiu. Bet papuoštas atrodė kaip, na, koks prancūziškas karališkas. Jo, aš pasirinkau minimalistinį tokį modernų variantą. Kuklų, nežinau, iš tikrųjų man artimą stilių, tai kažkaip taip ir perteikiau visą tą dekorą. Ar kaip dabar skiriasi, pavyzdžiui, kas yra naudojama pertepimui, ar naudojama daugiau sviesto, grietinės, dabar įvairiausių produktų juk yra. Ką renkatės jūs? Ko nori, pavyzdžiui, užsakovai? Jo, vestuvinį variantą, šventinį variantą, tai visada aš dekoruoju šokoladinių ganašų, jisai, nežinau, patikrintas, tvirtas, saugus ir gali saulėtą dieną, tarkim, šiltą dieną puikiai išstovėti šventės metu. Principas buvo vestuvinis tortas įkvėptas balerinos, kaip suknelė, daug sluoksnių, daug papuošimų, kad būtų įspūdis, tiesiog. O kokias jaučiat madas arba kokį poreikį? Ar žmonėms reikia didžiulių tortų, išpuoštų, ar vis dėlto linksta link to kuklumo, tradicijų? Bent mūsų klientai tai įprastai nekuklus, labai nekuklus. Nori kuo įspūdingiau, kuo gražiau, kuo dabar ypatingai didelių labai nori tortų savo šventėm, nes daro kaip akcentą, tiesiog nori daug įspūdžio. Supratau, bet papuošti tokį tortą, čiagi nenatūralūs, nevalgomi papuošimai. Valgome, visi valgome papuošimai. Šitie papuošimai. Jūs galite paragauti. Grįžkit pasakyti. Čia yra popierius, ryžių popierius. Ryžių popierius. Pavalgai ryžių popierius ir torto nebereikia. Bet vis tiek sukurti tokį papuošimą užima laiko. Na taip, labai šiaip. 2 savaitės darėm. Taip. 2 savaitės papuošimus darėm. Gaila, tokį tortą būtų ir valgyti. Specialiai vis tiek kaupėsi daug skanumynų.